Ai, labas rytas. Nu ką, prasideda 10 kelionės diena. Oi, žinokit, šiandien taip šalta buvo. Netikėtai. Aš pasižiūrėjau temperatūrą naktį, tai 6 laipsniai buvo. Tai jau jaučiu, kad gerklė peršalusi. Nes kažkaip tai, kai nuėjau miegot, buvo 20 ten su viršum laipsnių, šilta, gera, tai taip va, su maikutė tiesiog. O jaučiu, kad jau gerklę kabina. Tai ką, šiandieną bandysim, nebandysim, važiuosim į Bratislavą, čia netoli visai. Gal 105 kilų liko. Vakar po Balatono labai trumpai nuvažiavau, iš tikrųjų 3 kilų tik nuvažiavau, nes žiauriai tamsu, ta prasme, neapšviesti keliai, kažkiek gyvūnų pamačiau, galvoju, ką čia rizikuosiu, plus kad niekur nepamatysiu daugiau, tai susiradau čia tokį didelį parkingą ir labai normaliai čia pernakvojau. Tai va, dabar bandysim ropštis, blemba, ropštis ir darytis kavą ir važiuoti. Tiesiog nori lipti dabar, žinokit, saulutė pašildo, taip gerai. Nu ką, pradėjom kelionę, tai dabar nusistačiau į miestelį tokį Győr, į miestą ten visą. Tai iki to Győro yra 93 km ir valanda 20 kelio, o nuo jo jau bus, prasideda jau upė ir važiuosim palei upę. Tai turėtų būti visai įdomus kelias. Ir pirmą kartą tikriausiai kelionę įsijungiau šildymą vietoj kondicionieriaus, nes realiai šalta buvo ir visa mašina įšalus. Lauke tai kaip ir nieko, rodo 21 laipsnių, bet reikia sušilti, nes jaučiu ir balsas jau, ir gerklę skauda, tai bus. Nusuksim palei upę prasivažiuoti. Šiaip, kai važiuoji ir nesitiki visiškai nieko, tai, žiauriai gražu iš tikrųjų. Ir siena berods jau Slovakijos. Taip, mašinom šito linijoje gerai. Na ir iš karto Danubė bus po kilo kokį. Taip, tikrins ką nors čia? Nieko netikrins kažkai. Bet vis tiek visada kažkokias keistas jausmas važiuoti per sieną. Taip, nieko čia nėra. Čia nėra žmogelis. Nu va, Danubė. Kokia dydžia iš tikrųjų įspūdingo. Ir čia ne plačiausias vieta tikrai. Bet gerai atrodo. Valtelim
Tikrai įdomiai atrodo viskas. Čia kaip užtvanka tokia gaunasi, dešiniai pusėje aukščiau žymiai vanduo, kairiai žemiau. Mums gal nelabai matysis, bet... Visa jūra. Atrodo. Nuėjime pasivaišėsim biškį. Parodysiu. Žiūrėkit, kaip atrodo čia viskas. Čia realiai kaip jūra iš tikrųjų atrodo. Ten toliau laivai plaukia ir juos nuleidžia žemyn tą upę, nes čia kokių gerų 20 metrų, gal 30 net nusileidžia viskas. Nu va, jie čia atplaukia. Ten tolumoj, nežinau, ar jums matosi, tolumoj ten jau žymiai žemiau viskas eina. Nu ką, važiuokim toliau. Čia kažkokia įdomi vieta su kažkokiam, nu žemėlapį atrodo kaip salelės 3. Spėjau gal koks keltas iš čia plaukia. O, žiūrėkit tenais. Nu va, kaip čia atrodo viskas. Čia žiūrėkit, čia bus trasa su kanojom tikriausiai, su baidarėm gal tom vietėm, nes ten startas ir va sužymėta visokiausios kliūtis. Įdomiai. Nu, važiuojam toliau, jau į Bratislavą dabar. Tas Ufa bridžas vadinasi, kairiai pilis ta žymioji jų. Ten jeigu tiesiai tolumoj matot televizijos bokštą. Nu, graži vieta čia atrodo. Vis dėlto ką didelę upę duoda iš karto, kokie vaizdai atsiveria. Reikia nerį platinti Vilniuje. Dabar važiuosim labiau į kairę, ten į kalnus pakilsim. O po to leisimės į dešinę į senamiestį pasižiūrėti.
žinokit, sąžiningai, tai čia 50 000 reviews Google yra ir labai pozityvi, bet man jinai tai tokia, jinai graži, bet man jinai labiau pastatą primena, nesakyčiau, kad čia pilis kažkaip tai. Aišku, gal tam viduj labai ten įdomi, bet taip iš išorės tai tiesiog pastatas su šonais, kažkokiais šonio paukšteliais. Čia gražios vietos visai, nu čia tikriausiai jau tokie turtingesni rajonai šitoj vietoje. Čia dešiniai turėtų būti šlaitas ir atsivert gera panorama, mano teorijai. Ar jinai pasitvirtino, tuoj sužinosim. O taip, jinai pasitvirtino, tik tai krūmai užstoja. Nu jo, čia kas gyvena vaizdelį įspūdingą turi. Čia dabar kažkoks monumentas, gal nepriklausomybė. Wow, žiūrėkit, kaip atrodo. Oho, net nepatingėsiu nuimti kamerą. Žiūrėkit, koks ten vaizdas. Į visas pusės. Ir mane tuoj užpypins jaučiu čia, nes čia negalima stot, bet jo, įspūdingai. Man reikia sugalvot kažkaip, kad aš galėčiau judinti kamerą bevažiuojant, gal ant stogo pastatyti ją. Aš šiaip tai, žinokit, negalvojau, kad Bratislava yra toks kalvotas miestas. Čia labai įspūdingai atrodo. Oi, net, žiūrėkit, nusuksiu į akligatvį vieną, kad pamatytumėte. Specialiai. Koks vaizdas. Eina savo. Va, žiūrėkit, va čia, kur leidėsi iš karto į tą pilį. Nu jo, iš tos pusės pilis visai įspūdingai atrodo. Blin, jums ten tikriausiai nieko nesimatys. Ir ten jau akligatvis, aš irgi nevažiuosiu toliau. Dar pakilkim. Pakirto mane vakar naktis. Mano gerklė. Gaila, kad aš nematau iš tikrųjų, ką jūs matot per kamerą. Nes man tai labai geras vaizdas, bet jums tai bijau, kad galime nesimatyti. Čia superinis vaizdas.
trumpesnė diena, nes jaučiuosi apsirgęs, tai reikėtų išsimiegoti, nes ten turiu tokį reikaliuką suplanavęs dar vieną, kuriam reikia atsigauti. Tai vienu žodžiu planas toks, kad nuvažiuosim kokiu dar 20-30 km plus minus, taip toliau nuo miesto. Susirasim irgi degalinę kokią didesnę su parkingu, ten ir pernakvosim. Nu va čia mes ir nakvosim. Ir man jau duos pasibaigusios gal 10-15 kg, tai va bus proga užsipilti. 2 centai už dujas bus. Labas rytas, tai 11 kelionės diena. Nebuvau čia degalinėje tokioje didelė ganėtinai, tai šiaip labai patogi buvo, dušai buvo, tai viskas super. Tik tai gal minusas vienintelis, kad jinai visiškai prie pat autostrados yra. Tai biški garso buvo, bet šiaip šilta buvo, kas faina, nes vakar naktį tai tikrai buvo šalta ir jaučiu, kad peršalau. Tai šiandieną mes jau judėsim link Lenkijos pusės, bet kelias turėtų būti visai įdomus. Čia iki Lenkijos yra apie 300 km, jeigu tiesiai važiuot. Tai šiandien jau būsime Lenkijoje, bet šitas kelias, aš biškai pasigūglinau, tai čia vien pilis aplinkui yra ten, ta prasme, nežinau kiek, 40-30 eurus, jeigu visą žiūrėti. Tai aš tiesiog pasižiūrėjau vieną pilį, tokius griuvėsius atokiau nuo žmonių. Tai nuvažiuosim dabar tenais. Gale dienos užvažiuosim jau čia netoli Lenkijos sienos, bus tokia populiari didelė pilis. O viskas tarp tų pilių, ką mes keliausim, tai bus jau irgi neplanuota ir pažiūrėsim, gal kažką įdomaus atrasim. Tai va, tai kaip ir planas toks. Ksovi zastydí. Počúvaj, však Peťa povedal, že vidíš, v obchode kúpime lahvu.
visai nieko čia ta vieta, visai graži tokia nedidelė, žmonių nedaug, nice. Šiaip gera vieta visai būtų ir pernakvot, jeigu reikėtų. Žodžiu, pasakosiu situaciją, pasižiūriu kiek laiko išlipęs ir suprantu, kad aš žiauriai vėluoju. Dabar yra 5 valandos ir man iki Lenkijos sienos, kur aš noriu, iki Lenkijos kur aš noriu nuvažiuoti, kažkur tai 2,5, gal daugiau dar valandos važiuoti. Ten 100 km tik tai, bet labai ilgai užtruks nuvažiavimas. Ir temsta 7:30 kažkur. Ar jau tamsu bus, ar temsta, tik nesupratau. O aš labai nenoriu tuose jau siauresniuose keliuose važiuoti naktį. Ir tu labiau nenufilmuosiu nieko. Todėl, vienu žodžiu, čia į senamiestį nevarom, varom tiesiai ir pavalgiau aš greit čionais Lidle. Tiesiog nusipirkau pavalgysiu važiuojant. Kitas dalykas, dėl tos pilies. Ašgi durnas pražiopsojau, kad jinai dirba tik iki 5. Kodėl aš galvojau, kad iki 8 gal kokių dirbs, o realiai jinai iki 5 dirba, tai dabar jau 5, tai mes ir pilį praleisim. Nebent važiuodami tik pamatysim. Tai va, tai planas vienu žodžiu. Varom kuo greičiau iki Lenkijos. Na ką, kelio ženklų dizainas pasidarė kaip iš senovinio multiko, o ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jau Lenkijoje. 7 valandos, dar šviesu, sutams už pusvalandžio kokio, todėl mes spėsim dar gal su šviesa važiuoti. Turiu išsinuomavęs vietą, tai dar nuvažiuosim, nusipirsim kažko pavalgyti ir varysim anksti miegot, bandysim, nes rytoj turiu vieną nedabaigtą planą. Bet apie jį rytoj papasakosiu, todėl iki rytdienos.
Labas rytas, tai 12 kelionės diena. Rytoj mes jau važiuojame į Lietuvą, o šiandieną nusprendžiau padaryti tą, kas man nedavė miegoti visą savaitę. Todėl grįžau į Zakopanę ir vis dėlto bandysim įveikti mes tą kalną. Todėl dabar rengiuosi ir galima eiti. Nu ką, situacija tokia, kad teko pasistyti dar toliau negu praeitą kartą. Gal kokį puskilometrų ar kilometrų toliau negu praeitą kartą. Ir vienu žodžiu, už 5 zlotus galima davažiuoti iki starto, teisingiau iki įėjimo į parką. Bet ten tokia eilė, kad man tiesiog paprašiau daeiti ten tas 20 minučių iki įėjimo parko 1,4 km. Vienu žodžiu, šiandien bus irgi ilga diena. Tokia eilė prie bilietų, žiūrėkit. Wow. Ir jinai tęsiasi dar ten. Šį kartą neįsim šitais akmeniniu keliu, pataupysim kojas biškį, eisim ilgesniu, bet lengvesniu keliu iki ežerų. Nu va, pasiekėme ežerą, 10,5 praeitą. Šiaip labai lengvai ėjęs iš tikrųjų, vat ką reiškia 10 dienų pasivaikščioti biškį daugiau, iš karto palengvėjo. Gerai, tai 10,5, tai gausia šiandien minimum 21 nuo šito taško. Dabar eisim kaip praeitą kartą palei ežerą. Ir tada pradėsime normalų kilimą. Tai jau pagaliau prasidės kažkas įdomiau. Tai va, žmonių tai milijonas, skruzdėlynas visiškai. Nu ką, eime tada. Dar pamiršau pasakyti, kad be 11 dabar. Tai su laiku tai plius minus. Liko 9 valandos, tai turėtų užtekti. Nu ką, pasiekėm pirmąjį kalnę, čia po to pirmo ežero. Šiaip tai labai gerai kojas, kol kas jaučiasi net keistai iš tikrųjų, ką reiškia vis dėlto 10 dienų pavaikščioti biškį daugiau, ant kiek pripranta iš karto. Gal dar ir tas magnis, kurį išgėriau, padeda 50 tablečių per 7 dienas visą pakelį, tai gal nekenkia tikrai. Žinot, visai sunku tos savo 105 kg tempti čia. Užlipom į tą pirmą kalniuką, bet žinokit, sunku buvo, 4 kartus reikėjo ilsėtis, pradėjau biškį abejoti. O čia viršutį toks vėjas, kad momentai sunku net stovėti. Čia dabar tokia vieta, kur mažiau biškį vėjas. Nu ką, dabar bandysim eiti, žodžiu, mums ten kelias eis ir tada status kelias iki pat viršaus. Nu nežinau, žinokit, nežinau, čia būtų dar yra, bet laiko. Nu
bet bandysim, eisim, kokią eisim, kiek eisim. Nežinau, kiek jums čia matysis, bet žiauriai statu dabar prasideda. Nerealiai statu iš tikrųjų. Todėl aš kažkaip jaučiu, kad mes nedaisim. Nes ką sako, tai 3 valandos į viršų ir 3 atgal. Nu tai ką, lipam kiek išeis, tiek išeis. Ir pažiūrėsim, sakė, vidury kelio kažkur tai labai gražus vaizdas. Nu tai bent jau iki jo pabandom daryti. Tu aš dar pažiūrėsiu kiek. Ai, dabar tik 1525 metrai. Tai mes net ten nuo pradžios, kai išlindom, mes ir net nepakylom beveik niek. Nu jo, 20 metrų. Tai dar kopti ir kopti. Nu einam. Laikas baiginėjasi, bet žinau, kad jau ir kojas pasibaiginėja, tiesą sakant. Dar į viršų. Nu va, paklausiau žmonės, buvo viršui dar 2 valandos nuo čia. Ir ten jau rimtai per grandinės lipt reiks. Tai realiai neužlipsim šiandien. Dar palipam pusvalandį kokį pažiūrėt. Nu ką, kelionę baigsim čionais, man atrodo, mes jau nespėsim tikrai užlipti į viršų, pažiūrėkit dar kiek ten lipti. Dabar 4:30, nu tai mums be šansų. Bet jeigu taip sąžiningai, tai tiesą sakant ir kojas man jau praktiškai, nu į viršų dar užlipčiau, bet vat klausimas kaip apačion. O apačion čia pavojinga visai, į viršų tai lipti sunku, bet ne taip pavojinga, o žemyn tai čia galima gerai paslysti. Tai vienu žodžiu, grįžtam atgal. Ir tai reiškia, kad bus 3 lipimas. Tik nežinau, ar šį sezoną, ar kitą sezoną, bet mes užlipsim vis tiek į viršų. Todėl dar pateksim tenais. Nu, o dabar 14 kilometriukų atgal.
Bet žinot, turiu gerą motivatorių iš tikrųjų eiti vis toliau. Tai nenumaldomas noras užeiti į tualetą. Ir čia visur žmonės eina taip, kad nelabai ten ir nueisi kažkur. Todėl tualetas bus už kokios valandos ir daugiau. Tai, vienu žodžiu, žyguoju tiesiai maksimalią motivaciją. Nu ką, sunkioji dalis pasibaigė, stačioji. Nu ir ką, eisim dabar iki mašinos, 11 kilometriukų dar. Dabar jau 6, tai neteisim jau sutemus. A, Dieve, žiūrėkit, kas čia. A, kaip aš dabar pasėdėsiu, kokį 20 minučių. Ohohoho. Nu, šiaip ne taip, tai jau kitos mašinos dar netgi ir pilnai nesutemo, nes žiauriai greitai jau, tai viskas ok. Tai dabar 8 valandos. Vienu žodžiu, tai va, gavosi 27 kilometrai, kilometras pakilimas, nu ir rodo, kad čia 5 valandos ėjimas, bet iš tikrųjų tai, nu kada aš, nuo pusės 11, kažkur nuo pusės 11 iki 8, va dabar. Tai vienu žodžiu, naiviai visiškai aš ten ėjau, bandžiau užlipti. Ten reikia pirmas dalykas žymiai anksčiau startuot, nes aš pakilau iki kilometro 800, ten gal 50, o iš viso 2,5, tai 600 dar gal PM liko, bet ten tas žiauriausias, kur yra. Tai vienu žodžiu, ten reikia ir nuo 6 startuot, jeigu tokį nuo ryto, nuo pačios darant, kaip ir aš dariau, gal netgi dar anksčiau. Nu ir fiziškai labiau pasiruošti, tai bus ką veikti ateityje. 3 bandymas bus ir reiks grįžti, pasitreniruoti, numest svorio ir kitais metais varyti. Ne, viskas nebesigalvoja, žinau, kad iki rydienos. Sveiki, tai paskutinė kelionės diena, 13 berods. Ir šiandien paprastas planas, iš Zakopanės važiuojam tiesiai į Vilnių, į namus. Tai grinai iki namų liko 926 km ir kažkur 9,5 valandos. Nu, aišku, realybėje bus 13 kokių valandų. Tai jo, tai važiuojam ir tiek.